Labą dieną. Kiekvieną kartą vis išgirstu tų pačių klausimų, kurie vis kartojasi nuo mano tikėjimo pradžios pastoviai. Todėl aš atsakysiu karts nuo karto, vis bus koksai video į kokį tai klausimą ir man bus mažiau kalbų. Ir kiekvieną kartą mėginsiu jūs įtikinti tai, kas sako Biblija, kad mes turim vykdyti tai, kad mes turim paklusti Dievui, kad tai yra Dievo kūryba, kad mes esame jo žmonės, jo kūriniai ir mes turim jam tarnauti. Ir mėginsiu jūs traukti iš ugnies, į kurią jūs esate pakeliui, tai yra pragaras. Ir klausimas toks, kas parašė Bibliją? Tai pirmiausiai Biblija, kas tai yra Biblija? Tai yra Dievo laiškas tau. Bibliją sudaro Senas testamentas ir Naujas testamentas. Mes dabar gyvenam Naujuoju testamentu. Ir Seną testamentą kas parašė? Tai buvo Dievo įkvėpti žmonės, tai kurie matė konkrečius Dievo stebuklus. Pavyzdžiui, kaip Dievas pervedė savo tautą per Raudoną jūrą, kaip praskyrė Raudoną jūrą. Kaip Dievas vedė savo tautą per dykumą 40 metų, žmonės tūkstančiai ėjo, sekė paskui stulpą, ugnies stulpą. Pirmasis iš tų pranašų buvo Mozė, kuriam Dievas pirmam davė 10 Dievo įsakymų. Po to sekė kiti pranašai. Tai yra Senas testamentas. Jūs visą tai patys galite paskaityti. O Naują testamentą sudaro laiškai, Evangelijos, apaštalų darbai, apreiškimo knyga. Visa tai yra, iš viso Biblija yra knyga parašyta, knyga iš praeities, galiojanti dabar ir į ateitį. Biblija iš vis dar yra neįsipildžiusi. O Naują testamentą parašė Jėzaus mokiniai, kurie matė, kurie girdėjo, ką Jėzus kalba, ką jis sako, kad Jėzus yra gyvas šiandien, jis yra prisikėlęs. Ir iš tikrųjų, kodėl mes turėtume tikėti, ką kažkas parašė? Todėl, kad pirmiausia, tai, kad Biblija yra nesąmonė, kad yra kvailystė. Gali pasakyti tik tai tie žmonės, kurie yra jos niekada neskaitę. Ir dažniausiai taip būna, kad taip ir sako, kad Biblija yra nesąmonė, tie žmonės, kurie yra neskaitę. Tai toks yra paradoksas, kad daugiausiai kalba tie, kurie nieko nežino. O pamatysit, tas žmogus, kuris yra skaitantis Bibliją, jis niekada nepasakys, kad Biblija yra nesąmonė. Ir iš vis, kodėl aš tikiu Bibliją? Pavyzdžiui, aš esu labai senai tikėjęs, bet aš galėjau senai numesti Bibliją ir pasakyti, nesąmonė, nevyksta visiškai taip, kaip parašyta Biblija. Bet aš galėjau patvirtinti tiesiog, kad net Biblija tiesiog identiškai viskas vyksta žemėje, vyksta mano gyvenime daugiau kitų lazerio tikslumu. Tai va, todėl yra labai kvaila sakyti, kad Biblija, jūs netikėte, kad Biblija yra pasakos, jeigu jūs jos dar neskaitėte. Todėl negaliu netikėti, nes tai yra viskas 100% tiesa. Ir viskas, kas vyksta aplinkui, aš galiu net sakyti, tiesiog žodis į žodį pildosi iš Biblijos. Tai va, Biblija yra tiesų tiesa, tai yra Dievo žodis tau ir man. Tai yra Naujas testamentas, tai yra paveldėjimas, pažadėta žemė, tai yra rojus, dangaus karalystė, ko ir siekia visi krikščionys, kad jie būtų išgelbėti, išganyti ir paveldėti tą pažadėtą žemę. Naujasis testamentas yra mum, krikščioniai. O aš taip pat juokauju, kad Jėzus Kristus yra notaras ir kad mes turim kreiptis pas tą notarą. Nes net jeigu žemiškai kalbant, jeigu tu kažko paveldėjai, bet tu niekur nesikreipi, tas ateina laikas ir nebegalioja tavo tas paveldėjimas. Tiesiog tai va taip ir yra. Ir jeigu žmogus neieško Dievo iki savo mirties, jis niekur nebepaveldi. Jis paveldi pragarą, jis paveldi pragarą, tai yra mirusiųjų karalystė, tai yra vargšai žmonės, kurie yra tiesiog beturčiai, nors gali gyventi žemėje labai turtingai, bet jie yra beturčiai. Tai va, aš kviečiu jūs praturtėti ir sakau, kad Dievo žodis, Naujasis testamentas yra tau, asmeniškai. Ir Dievas tau kalbės, kaip tu turi tarnauti Dievui, kur tu turi tarnauti Dievui. Nes Dievo vaikai visi tarnauja Dievui. Ir taigi, aš tikiuosi, kad aš jūs paskatinau atsiversti Bibliją, pradėti skaityti Naują testamentą, būtent kurie turi pradėti skaityti tai nuo Naujo testamento. Ir noriu pabrėžti tiesiog tai, kad jeigu tu lankai kažkokią bažnyčią, jeigu tu ir tiki Bibliją ir jeigu tu ją skaitai, tai neišgelbės tavęs. Todėl, kad Biblija sako, kad išgelbėti bus tik tie, kurie ją vykdo. Todėl neapsigaukit, o tie, kurie iš viso dar neskaito, tai apie vykdymą net kalbos nėra. Todėl sakau, pradėkit skaityti Bibliją, tai yra Dievo žodis tau. Ir jeigu tu sakai, kad man įdomu, man nereikia, man viskas ir gerai yra taip, tai tą dieną, kai atsistosi prieš Dievą, Dievas pasakys tau, aš tau kalbėjau, aš tavęs prašiau,
atsigręžti mane, o tu sakei, man neįdomu, tu nieko nenori girdėti, ką aš tau kalbėjau. Dabar ir aš negirdėsiu, dabar ir aš atsuksiu kurčią ausį tau ir negirdėsiu tavo pragaro šauksmų. Todėl sakau, kol mes dar gyvi, mes turim šansą būti išgelbėti. Bibliją galima skaityti internetu, galima ją užsisakyti. Taip pat visada kviečiu į tikinčiųjų susirinkimą, ten, kur žmonės skaito Bibliją, tiki ją ir vykdo ją. Yra labai svarbus, pats svarbiausias yra trečias dalykas. Todėl, kad aš nenoriu, kad jūs galvotumėt, kad tie, kurie skaito Bibliją, tai tie bus išgelbėti, o tie, kurie neskaito, tie pražus. Lygiai ir atvirkščiai ir panašiai bus svarbus. Bet svarbiausia yra vykdymas. Ir jeigu tu nežinai Biblijos, tu gali net ir nesužinoti, kokia Dievo valia tavo gyvenime. Nes kaip ir parašyta, ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, įeis į dangų, bet tik tas, kuris vykdo Dievo valią. Tai va, aš ne tik noriu pakviesti jūs, kad jūs pradėti skaityti Bibliją, bet kad jūs ir pradėtumėt vykdyti Dievo valią. O kokia Dievo valia jūsų gyvenime, aš nežinau. Čia tik Dievas žino ir Dievas jums kalbės ir pakalbės. Ir Dievas jums kalbės, ir Dievas jums pasakys, koks yra jūsų tarnams ir kokia Dievo valia jūsų gyvenimus. Nes tie, kurie norėsite tapti krikščionimis, turėsite susitaikyti su tokį dalyku, kad jūs nebe savo valią vykdysite ir nebe savo priklausysite. O turėsite palaidoti savo gyvenimą. Turite pagalvoti, ar norėsite rinktis tokį siaurą kelią, kuriame teks palikti viską. Tai va, tikiuosi, aš jums atsakiau į klausimą, kasgi parašė Bibliją. Ir aš jums pasakau, tiesiog labai vaikiškai ir iš tikrųjų teisingai ir tai, kad Biblija, kad tai yra tiesiog Dievo laiškas tau. Ir tada, ir linkiu jį skaityti už tai, kad jeigu tu jo nesidomėsi, tai, kad Dievas nori pasakyti tau, jis tau pasakys aną dieną, aš tau kalbėjau, tu nenorėjai klausyti manęs. Aš norėjau, kad tu man tarnautum, tu nieko nenorėjai girdėti. Todėl dabar ir aš atsuku tau kurčią ausį ir tavo kelias eina į pragarą. Nes tu nenorėjai girdėti manęs, tu nenorėjai tikėti. O Biblija sako, kad teisusis gyvens tikėjimu. Taigi, tikiuosi, aš jūs nors kažkiek įkvėpiau, paskatinau ir iki susimatymų tikinčiųjų bendruomenėse. Tik kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia. Bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Daug žvaigždžių ir viskas nuostabu ir taip gražiai sukurta ir kūdikio gimimas ir tos žvaigždės, planetos. Ir kad tai atsirado iš niekur, kažkaip susiklijavo viskas, man tai kėlė abejonę. Tada aš pati nusprendžiau eiti į bažnyčią ir ieškoti atsakymų.